Kada būtų įdomu sužinoti, paskutinį kartą mylėjotės? Populiariausių komedijų nepatyręs ir tarp mūsų berniukai prodiuseriai pristato. Būtų labai gerai, jeigu sekso metu aš patirčiau orgazmą. Tai kad tu visada patiri orgazmą. Tai jo. Bandėt kada žaidimus vaidmenimis? Kad tave išprievartautų. Taip, tokia mano seksualinė fantazija. Aš manau, kad ji slapta mėgavosi tuo. Tu man neištikimas? Sakai ką? Lietuvoje yra milijonas porų. Aš tave myliu. Ir aš. Ir visos myli skirtingai. Preliudas, kaip simboliška. Labai seksualiai atrodote su šituo baltu chalatu, daktare. Jūs galite su manim dabar daryti viską, kas tik jums patinka. Jums hepatitas. Čia nėra labai seksualu, ar ne? Ypač, kai jūs surinkot visą abėcėlę. Jums hepatitai A, B, C. Ką darai? Tikrini, ar aš dar gyva? Nesulauksiu. 5 poros, 5 meilės istorijos. Sekso metu jūs patiriat orgazmą? Taip, ta prasme, kai ištekėjau, tai niekart taip nebuvo. Visos poros laimingos vienodai. Rimai, tu nehaliucinuok. Tu ne aktorius, tu esi sušiktas draudimo agentas. Bet visos nelaimingos skirtingai. Pasakyk, kad taip. Jeigu tu išeisi pro šitas duris, tu padarysi didžiausią gyvenime klaidą, aš to nepakelsiu. Pasakyk, kad tai nevėžys. Man dabar Stasy gyvenime toks etapas, ištisas kognityvinis disonansas. Reiktų kažkaip padaryti, kad būtų tik kognityvinis, be jokio disonanso. Šią vasarą Jis norėtų įkišti savo. Baigiam jau? Čia, žinok, palyginus dar ir softcore'as būna ir blogiau. nauja komedija apie meilę. Aš irgi žinau porą žodžių gestų kalba. Veidas kaip šikna ir saulėlydis. O ne, o taip. Paanalizuokime moralinį seksą. Kai jį ima, ten viskas gerai, bet nėra gerai. Kinuose nuo birželio 17.